Prašau, kolegė. Taip, mano klausimas kandidatui į premjerus. Iš ties šiek tiek prajuokinot savo pasakymu, kad opozicija nori finansų ministro, kuris visiems sakytų ne ir būtų kažkoks šaltas labai pilietis. Man atrodo, opozicija nori tiesiog žmogaus, kuris mokėtų skaičiuoti ir tas yra, tiesiog objektyvu. Mes tikrai linkim jum įgyvendinti visus tos pažadus, kuriuos įsirašėte į vyriausybės programą, bet prašome pasakyti kaip. Ir man atrodo, jūs tiesiog laikot mus ir visuomenę kvailiais, nes jau ne pirmą kartą tiesiog neatsakote į klausimus, kurie objektyviai yra užduodami. Kai prašoma tiesiog pasakyti, kiek kainuos įgyvendimas jūsų nuomonė tų 5 brangių pažadų, kurie buvo įvardinti įvairiuose skaičiavimuose, nes aš po patikslinimo iš jūsų koalicijos susitarimo į vyriausybės programą dabar jau priskaičiuoju nebe 2,2 milijardo, visus 3. Tai man kyla natūralus klausimas, iš kur planuojate tų lėšų paimti, nes iš ties ekonomikos augimas į projekcijas jau yra įskaičiuotas, o šešėlio mažinimui realiai jokių priemonių jūs nenusimatėt. Ačiū gerbiamas Seimo narė, mes tikrai nei visuomenės, nei nieko nelaikome kvailiais, mes išsikėlėm prioritetus, žinoma, kad natūralu, kad biudžetas neguminis, kad yra pajamos ir išlaidos, kad yra deficito dalis arba skolinimosi dalis ir kad aišku, kad mes, ką ir sakiau, matyt, pabrėždamas gal ne tiek apie finansų ministro šaltumą ir, kaip sakyti, norą sakyti ne visiems prašymams, aš sakiau, kad mes iš tikrųjų žiūrėsim ir persvarstysim prioritetus, nes laikomės tokios fundamentalios nuostatos, tai jeigu viską riboja resursai, tai yra finansai, ir keičiasi vyriausybės, bet viskas, mes esame įspausti kažkokius tai vėžes ar kažkokią tai erdvę, kur negalim pajudėti. Tada klausimas, tai kam tada, ar bus viena valdžia, ar kita valdžia, tai šita valdžia turi aiškius prioritetus, šeimos politika, socialinė politika. Ir taip mes ieškosim visų prioritetų apimty, kur mes galim galbūt prioritetus peržiūrėti naujų prioritetų naudai. Ir taip, jūs teisingai skaičiuojat, nieks nebejoja, tie mūsų ambicingi tikslai turi kainą, jie nėra nemokami. Bet ne visi tie, kaip čia pasakyti, išvardinti tikslai įvyks labai staiga, pilna, maksimalia įmanoma apimtim. Galimagi net ir kalbant ar apie tą pačią šeimos politiką, mes kalbam dabar apie vaiko priežiūros išmokas be lubų, bet gali būti gal tos lubos tiesiog padidintos dvigubai. Ir tai bus viena kaina, be lubų bus kita kaina. Mes galim kalbėti apie pelno lengvatą reinvestuojamam pelnui siauresnė apimti, mes galim plačia apimti. Aš manau, kad tikrai jūs nepasikuklinot paskaičiuodama tokią maksimalę, grandiozinę jau dalį. O mes, manau, kad darysim tikrai nuosekliai ir atliepsim. Neįsirašėm tam, kad tik tai pasirodyti ir pasakyti, kad tai bus, o iš tikrųjų nieko nebus. Ačiū.